Aš labai dažnai iš jaunų žmonių girdžiu, kad man įdomu būtų marketingas, norėčiau ką nors organizuoti, arba dar geriau pasako, galėčiau daryti viską. Jūs man duokit darbą, aš galėsiu padaryti bet ką. Ir tai labai aiškus požymis, kad žmonės nežino savo talentų, savo stipriųjų pusių, nežino, ką jie gali padaryti geriausiai. Daugelis žmonių nežino savęs, nepažįsta savęs. Mes kartais sakom, atrask save. Iš tikrųjų tas reiškia, kad jeigu aš atradau save, tai aš žinau, kas aš esu. Aš žinau, kokios yra mano stiprios pusės, žinau, kokios silpnos pusės ir žinau, kokiu geriausiu būdu aš galiu padaryti karjerą, jeigu kalbam apie karjerą. Kokiu geriausiu būdu aš galiu pasiekti savo tikslus. Kokius tikslus galiu pasiekti? Šito žinojimas leidžia pasirinkti kryptį. Neteisingai pasirinksi kryptį, nepasieksi. Kada mes sakome karjeros kryptis, mes turime minėti, tai yra veikla, kuri patinka, kuri pavyksta ir kuri yra įvertinama. Talentų karta yra skirta jauniems žmonėms aptikti savo stipriasias pusės ir aptikti sritį, kurioje tu jautiesi geriausiai. Talentų karta yra erdvė, kur tu gali išbandyti visą aibę veiklų ir pasakyti ir aptikti, kad šita veikla man labiausiai patinka ir labiausiai pavyksta. Jeigu jūs esat voverė, jūs labai gerai lapiojat medžiais, bet jūs labai prastai plaukėt. Ir kiek jūs besimokysit, jūs vis tiek prastai plaukėsit. Ir jeigu mes voverės prašysim, reikalausim, kad jinai atliktų bebro darbą, tai bus bėda. Katastrofa. Ir tai ne dėl to, kad voverė yra bloga. Dėl to, kad netinka jinai tam darbui. Iš kitos pusės, jeigu mes reikalausim iš bebro, kad jisai lapėtų medžiais, rinktų riešutus ir kankorėžius, bus labai blogai. Ir mes negalim sakyti, kad tai yra blogas bebras. Tiesiog kiekvienas iš jų, jis puikus tam tikroje aplinkoje. Tai grįžtant į žmonių pasaulį, mes kiekvienas turim pasirinkti tą sritį, tokias užduotis, kuriuose mes esam patys geriausi, kur mūsų potencialas yra pats didžiausias. Koks tas potencialas? Kada aš matau, kokie yra pirmadienio rytai arba apskritai rytai darbuose, biuruose, keliuose, man yra baisu. Man yra baisu, kad mes dirbame ne tos darbus, todėl žudbūt reikia talentų kartos, kad galėtume kažkiek tą keisti. Talentų kartos pagalba sujungti tas stiprias savybės su įmonių poreikiais arba tai, ko tai kompanijai reikia šito momentu. Tai talentų karta yra puikus investavimo įrankis, puikiai erdvė investuoti savo laiką, nes mes taip organizuojame, kad per savaitę reikėtų tavo 4, daugmaž 8 valandų per savaitę, nuo 4 iki 8 valandų. Ir tai yra nuostabus laikas, kuris tau duoda išsibandyti ir kodėl nesudalyvavus. Nes čia yra pažintis, čia yra patirtis, čia yra įdomus nuotykis, čia yra savęs išbandymas, čia yra galimybės, čia yra žmonės su patirtimi, žmonės, kurie yra bendraminčiai. Nu, čia yra visa kas, kodėl verta dalyvauti. Kai jums 40, jūs jau nebeturite tiek energijos, kiek jūs galėtumėte jos turėti. Kai jums 25, 20, 18, jūs neturite jos kur dėti. Ir kaip tik tada tą energiją reikia kažkur nukreipti. Žinot, kurioje pusėje. Aišku, jeigu mes jos turim begalinį kiekį, mes galim ją nukreipti visur. Bet jeigu ją mes nukreipsim labai kryptingai, į tam tikrą sritį, mes visada pasieksim daugiau. Ir tada klausimas, o į kokią sritį nukreipti? Ir talentų karta, jinai gali padėti atsakyti šitą klausimą.